Taip, kol šeimyna miega, tai pagaminsim makaronus tailandietiškai. Tai svogūnėlių, gurkėlių, pomidoriukų, vištienos, turim patai. Nu, kaip gausis, taip gausis. Tailandietiškai. Žiūrėsim, bet manau bus skanu. Tai va. Turim tokią dar bėbą. Čia vaikui gaminam. Vaikui gaminsim batatą. Vakarienę. Tegul valgo. Tai va, čia šiek tiek bardakas toks šiuo metu, bet nieko. Susitvarkysim. Parodysim rezultatą. Tai va, šedevras. Makaroniukai azijietiškai pagaminti. Bus mums vakarienė. Eisim dar vakare pasivaikščiot. Taip, išjungiam. Duodam truputį pastovėt. Ir eisim valgyt. Kažkas ten žolę pjauna. Ai. Oras geras, šilta. Gerai ilsėtis. Nu ką, kemperiukai. Kol kas dirbi. Tik tai va tas dujas neramina, reikės sutvarkyti. Ką tokia laiminga? Viskas, baigėsi dienelė antra. Tik pirma, nes vakar vėlai atvažiavom, tai nieko čia nuveikėm. Tai va šiandien pabuvom dar visur, palandžiojom, pamiegojom, pavalgėm. Tokia ir diena, Anelze. Taip. Dabar yra 8:30 ir jau einam gult, kaip tie pensininkai. Taip? Nu taip, taip. Ilga diena. Tai va. Čia mano lova paklota. Čia kitų lovos paklotas. Elze, tu čia kaip karalienė miegi. Kaip karalienė miegi šitai lovai. Taip? Taip. The next day. Pranešė audrą šiandien. Kaimynai stovi. Kai kas lyja. Nu, ką tu? Viskas, bėgam nuo audros. Važiuojam į Alytų. Taip? Taip? Taip. Jo, nes čia žada 3 valandą didelę audrą, mes su vaiku nenorim rizikuoti, todėl važiuojam pas Rasos tėvus. Taip, užsiemam kemperio stogo valymu, kol esame Alytuj. Tai nelipu ant stogo, nes bijau, kad dar kažkas atsitiks. Saulės panelė yra. Tai bent jau šiek tiek atplovėm. Aišku, dar reikėtų su kercheriu kokio, bet čia jau turbūt į degalinę reikia važiuoti. Čia vas daugiausiai nešvarumų yra tokių, bet jie čia taip nesiplaus paprastai. Stogas jau taip ir įgauna baltą spalvą. Valom toliau. Labą dieną, reportažas iš kemperio. Praėjo 4 dienos, kai buvom Alytuj. O dabar važiuojam toliau. Ką jūs darot? Rūbus džiabinat? Vaikas paaugo. Pažiūrim, kur čia atvažiavom. Dabar sustojom. Oras šūdinas. Labai šūdinas. Reikėtų padangėlę papūst kažkaip. Sveiki visi. O, kaip matot, mes ne prie jūros. Mes važiavom prie jūros ir
Trupučiu pasidarė bloga, temperatūra pakilo. Tai teko grįžti namo. Tai pasirodo pas kūdikius yra tokia liga kaip tridienė, tai yra 3 dienas laikosi temperatūra aukšte. Tai teko gydytis. Tai gerai, kad gal nenuvažiavom prie tos jūros, nes buvo šalta. Šaltos dienos. Tai su kemperiu gal būtų šaltoka. Tai dabar atidaviau kemperį tvarkyt, kur apdegė šaldytuvo, prie šaldytuvo ten, kad pasižiūrėtų, kas yra. O rytoj važiuosim šiaip pailsėt į gamtą. Pasiėmėm namuką savo ramiai, tai žiūrėsim. Tai va, o dabar važiuoju apsipirkti maisto. Ką dar prieš kelionę reikia padaryti, tai įsisiurbt mašiną, kad būtų švari. Tai va, dabar toks bagažinė truputį pasirupta. Tai va, sirbiu su tokiu kerčeriu. Taip turbūt vadinasi. Šiaip labai geras dulkių siurblys, labai gerai siurbia ir galingumo turi. Ir gerai traukia. Čia super, tai va, mašinai šiaip siurbti ir pirkau. Tai va, reikės dar čia įsisiurbti, paplaut mašiną ir rytoj švariai važiuot. Jau maisto apsipirkom, tai užtektinai. Tai pabandom pasiurbti. Taip. Kur važiuojam? Ką? Kur važiuojam? Į Dabintos slėnį? Taip, 3 bandymas. Sveiki visi, atvažiavom į savo išsinuomotą namuką. Čia praleisim keletą dienų. Tai va, yra kubilas, yra staliukas, šašlykinę ten kept. Pažiūrėkit, koks vaizdas čia. Čia galėsiu gulėti ir degintis ir žiūrėti į ežerą, kuris ten matosi už medžių. Tai va, čia galima pasėdėti, čia krėslai. Čia toks atskirtas nuo visų namukas. Nu, einam aprodysim vidų. Čia raktai buvo palikti šitam. Yra draugiškas šuo Bastis. Tai va, galima kubilą užsakyti 100 eurų. Masažas šiam 5 eurai. Elektrinis dviratis 25 eurai 3 valandos. Stalo futbolas, stalo lauko tenisas, paplūdimio teniso įranga, žvejam miškeliai 10 eurų dienai ir naminiai kibinai. Tai va. Čia visas žemėlapis. O čia taip atrodo namukas. Jau mes čia įsikūrėm. Vaikas valgo. Va koks vaizdas pro langą. Čia tokia svetainė nedidelė. Virtuvėje viskas yra. Yra šaldytuvas. Yra indaplovė. Šiukšlinė. Orkaitė. Kavos aparatas. Tai va, čia tualetas yra netgi. Erdvus su dušu. Didelis dušas. Čia va didelė lova. Kažkas miegos. Arba Rasa su vaiku, arba aš su vaiku. Apgaudinėja, ne? Aš su vaiku dar nemiegu, nes valgo pieną. Tai va, čia yra 2 aukštas. Viengulė lova ir 2-gulė lova. Čia tikriausiai aš miegosiu. Sustukai palikti. Tai va. Toks namukas.
Šiaip visai pigiai gavosi dabar 2 naktim 230 eurų. O kas čia taip valgo? Kas čia taip skaniai valgo? Tu mano pazuotoja, ne? Mano pazuotoja naga. Ką čia valgo? Ką čia įparašiai? Makaronai su daržovėm mėsytė. Žiūrėk tu man. Gerai, o aš eisiu ruošti kepsninę. Va yra malkyčių palikta. Yra šašlykinė. Savo nereikia vežtis. Čia net pat šviesa padaryta vakare. Šiukšlė kažkokia. Kažkas paliko, reikia pakelt. Taip. Viskas apgalvota. Nu ką, pagyvensim čia keletą naktų. Žiūrėsim, kaip mums sekasi. Jau prasirgom po visų ligų, buvom poliklinikoje. Sakė, Elzytė sveika. Galim toliau pakeliauti. Lauželis uždegtas. Žuvytė paruošta. Ir bandysim kepti. Nu ką, šefas kepa toliau. Dešrelės. Ant laužo. Kas gali būti geriau? Dešrelės, alus ir gamta. Ne. Taip ir atrodo visi. Va, turim nuosavą lieptelį. Nebent tai kitas ežeras. Nebas. Kaip tu? Šipsais. Visi išplauti, nežinau. Nežinia, kas bažnyčia gali būti. Tada žmogus, kaip galva, Labas rytas visiems. Tai mes tiesiog išjungiam ir paliekam. Atsikėlėm Tai bulvės jau iškėlė. 8:50. Padažą atveža. Ane? Padažo visą laiką. Kaip miegojat? Šiek tiek daugiau. Mes visi mėgstam padažą. Gerai miegojat? Gerai, miegojom. Nieko netrūko. Miego. Miego dar. Tai va, išsimiegojom, šiandien atsikėlėm. Nes prie bet kokio Čia patiekalo vaiko šitas kambarį padarėm. Jis šiek tiek pagal tekstūrą primins galbūt. Tai va, eisim pusryčiauti. Kas pas mus pusryčiam? Pusryčiam pas mus tarkuotas obuolys. Taip. Ir kas? Nu, kas pasakyk, kokios čia kruopos? Ir kažkokias kruopas. Kokios? Ne, ką žinau. Soros? Soros. Net nepažįstu tokių. Ir prie kažkokių daržovių, kartu ir nekėlė. Tai va, Reikėtų. aš eisiu kurti savo laužą. Taip, pasakyk žmonėm, kad Tai galėtų būti ir saulėgrąžos, beje. Va, kepsiu savo soras. Tai va. Jie bus minkšti ir tai reiškia, Šiandien saulės kol kas nėra. bus mažiau tokių. Nu, bet žiūrėsim. Laukiam. Tas ingredientas mums reikia skysčio, vis tiek šiek tiek. Tai tas skystis Miegas geras buvo, geras, ne per karšta. Kas čia laukia daras? Šaltoka laukia. Gerai. Einu dar į vidų. Tai pasidarysim šašlų gal tada. Ar mes jį turim? Gydytoja klausė, ar domisi vaikas kažkom, tai per daug domisi viskuom.
tėvų daiktais domisi labiausiai. Dar turi domėtis, bet kartais Tai. mažiau domėtis mūsų naudai. Jis kaip valgo. Skaniai valgo? Gal net nejaučia, kad susidomėjęs duoda ir valgo. Gerai, uždėsim šašlą, pažiūrėsim kaip čia. Ar skanus jisai. Nelik niekur, kaip nuti. Jiem prašau. Tavo čia lėkštė. Bus gerai. Mėsytė užmauta. Tai dabar reikės tik pavalgyti. Nu, parodyk savo veidelį. Koks jisai gražus. Taip. Koks gražus. Ai, kaip tu nori šitas kameras. Procesas vyksta procesas. Kepam šašlus. Taip. Gerai. Kaip tobulai. Einam vaikas, apsižiūrėsim po apylinkės. Ką čia gera parodys mums. Vis negaliu atsižiūrėti pro langą. Per langą koks vaizdas. Taip, ir tu negali? Kas čia pas tavęs veiduko? Vaistas dar užsilikęs. Taip. O, žiūrėk, mama. Filmuoji. Mamas kojas. Meilė. Na, kiek namukų jie čia turi daug. Pavešiu vaiką. Atsargiai tik tai. Koks tu atsargiai? Kiek čia dar vienas namukas didesnis yra. Čia vaikas važiuoja. Gerai? Tai va, kaip tavo naktis miego? Puikiai. Puikiai. Išsimiegojat? Jo, aš atsikėliau iš viso, kai pabudo gal apie 6, tai aš paskui nelabai ir užmigau. Ryte? Ai, prieš pat rytą. Atsargiai ratas susisuko. Prieš pat atsikeliant užmigau ir dar kažką labai sapnavau. Ir dar Elzai pasakau ryte tą sapną, bet aš dabar nebeatsimenu. Aha. Lemsta dievai. Ui, pla. Aš išvažiuosiu. Tikėk. Tai yra pasitikėk. Nepasitikėk manim, sako. Žiūrėk, ar vaikas dar yra vežime. Yra. Niekur nedings. O, gerai, gamta pakvėpuotų, gryno oro. Einam žiūrėti avyčių. Pasižiūrėsim, vaikui parodysim. Niekada gyvenime nematęs dar. Vykas čia. Be. Ateikit pas mus. Neįdomu, aš turiu kavarijų. A, Elzytės. Vykas. eina pažiūrėti. Alkanas labai. O, žiūrėk. Kabas. Atėjo. Kabas. Ateik, atvesi Elzytę. Sprakaitavom, grįžom. Apėjom avytės visas, ane? Taip? Pasakyk, ką nors žmonėm, ką tu išmokai, kokius moki, kaip skemeniuot moki. Mama, baba, sakyk. Ba. Sakyk. Gėdėsi? Žinai, kad filmuoja tave, ne? Išleiskit. Žiūrėk, kaip stojasi. Nufilmuok, kaip stojasi jinai. Va, stovi.
Kaip sakė, tave filmuot, kaip tu stojasi. Čia gratkešas, tokia babutė. Babutė to. Patinka tau keliauti? Jau kai pradėsi šnekėti, imsim iš tavęs interviu. Gerai? Kaip tėvai tavim rūpinasi, ar gerai, ar ne? Nu va, antras vakaras atėjo. Matysios atspindysi triusikis, nieko tokio. Tai va, kažkur kažkas čia mekena. Oi, kačiukas atėjo. Labas. Ks. Labas. Ką tu, katinas? Ko nori? Einam, tau duosiu ko nors. Neik tik tai. Ko čia tau duot? Ko čia mes turim? Šprotų galim duot. Nesako. Ai, va, yra mėsytės. Taigi tą pakėtą. Aha. Tada tokias mėsėlės gal ją nupjaut. Nori mėsytės? Imk. Nevalgysi, tu kaip mūsų naminis katinas. Mėsos nevalgai. Einam, aš tau numesiu toliau, kad čia nebūtų. Tegul kiti žvėreliai suvalgo. Gerai, kad neatėjai vakar, kai čia paukštukų gulėjo. Vaikas žiūri katinuką. Nuėjo ieškot mėsytės. Gerai, sušalsiu aš nuogas. Čia mane filmuoji? Taip, Aš su papa nuogu. tai gal nesimatė. Dabar švėl įrašinėja, ką sakai, žmonės pažiūrės. Su nuogu papu. Tai va, jau antrą naktį miegosim ir rytoj jau šiaušim namo. Skambino iš kemperiai 365, sakė, galiu atsimti kemperiuką. Gal kažkur nuvažiuosim dar. Pastovyklauti. Na, einu pas tave, vaikas. Pagulėsiu su tavim truputį. Tai pagulėsiu su tavim truputį, gerai? Laiminga? Laiminga? Kad čia pabuvom. Pasakyk ką nors į mikrofoną. Sakyk. Mama. Baba. Mokai gražiai kalbėt, sakyk. Ar patiko tau čia? Man? Mhm. Labai patiko. Jau sakėm, tėvus pakviesim čia. Kai bus tau metukai ir galėsim čia visą pašvęsti. Labai ramu, labai gražu. Negraužk. Duok, ačiū. Gero vakaro, labanakt, viso gero. Paliekam Dabintos slėnį ir važiuojam namo. Taip. Pasiruošę. Iki, ate, sakykite, ate.